KTU cheminės technologijos fakulteto sporto salėje vyko kasmetinis KTU krepšinio turnyro rektoriaus taurė finalinės varžybos. Dėl 3. vietos varžėsi KTU socialinių mokslų fakulteto studentų komanda Liuksas ir KTU darbuotojų komanda Nagiukai. Visų varžybų metu KTU darbuotojų komanda nepasidavė ir išplėšė pergalę rezultatu 71–85. Taip pat vyko lemiama 1. vietos kova. Dėl nugalėtojų taurės kovėsi KTU fundamentaliųjų mokslų fakulteto komanda Fundamentalistai ir KTU socialinių mokslų fakulteto komanda Error. Visų kėlinių metu aikštelėje dominavo Error krepšininkai, kurie rezultatu 98–103 įveikė fundamentalistus ir iškovojo aukso medalius. Naudingiausiais finalinių rungtynių žaidėjais buvo pripažinti Deividas Baika, pelnęs 40 taškų, Kęstutis Dimitrievas pelnęs 25, Mindaugas Mackevičius 22, Dominykas Poderys 12 taškų. Krepšinio turnyras rektoriaus taurė ir kitais metais mielai kvies dalyvauti visų KTU fakultetų studentus, darbuotojus ir KTU gimnazistus. National Basketball Association. I love this game.